Nespausk. Pasikeitė. Labai. Pagražėja, pasikeitė, sutvarkyta, gražėja kiekvieną dieną. Aš atbysam tą. Prašau. Rūsį tikrai kaip yra. Atplaukėm prie švento. Švartuojamės jau. Štai Lukas. Ir Tautvydas. Dabar esame prie Vilniaus geležinkelio stoties. Šiandien judame trakus. Tai vienas iš mūsų pirmų video. Prašau, neheitinam ir keliaujam su mumis į kelionę. Va čia vienas iš mūsų pirmų video, tai nelabai ten žinom ką sakyt. Gražus ežeras už mūsų. Tiesiog mes nusprendėm, bet taip mums spontaniškai šovė tokia idėja, kad davai pradedam filmuot, davai pradedam kažką rodyti, kažką daryti iš mūsų patirties, iš mūsų klaidų. Tiesiog dabar nusprendėm nuvažiuoti, nusprendėm nuvažiuoti į Trakus, tiesiog parodyti gal kažkokių įdomių kadrų. Gal jums patiks, tiesiog gal jums patiks. Tai tiesiog žiūrėkit, nepatinka, išjunkit. Na štai mes esame dabar prie valčių išsinuomavimo Trakuose. Trakai yra keisti tom, kad ten vyksta kažkokie keisti ritualai. Nu, dažniausiai nevyksta, bet... Tai va, planuojam gal išsinuomot valtį. Va, to įlysim po tiltu. Valenkiam galvas, kapitonas praneša. Štai gali matyti Trakų pilį įžymę, kurią visi žino daugiausiai. Ir gulbė. Čia anksčiau kovodavo dėl šitos pilies. Dabar žmonės ten kaip turistinė dabar vieta tokia. Išlikus labai geras. Vytautas gyveno. Ir dabar įdomus faktas, ten Ukrainos vėliava. Čia Ukraina užėmė. Užėmė Ukrainą? Pilį. Jeigu matosi. Aš manau, kas buvo Trakuose, jums tikrai kilo įdomus klausimus. Jūs tikrai matėte šitą pastatą. Štai, nežinau ar matas, bet tai yra apleistas pastatas prie pat Trakų pilies. Aš tikrai manau, kas ėjo šito keliu palei vandenį, tikrai matė šitą apleistą namą. Ir mes jums atskleisim, parodysim, kasgi ten yra. Kasgi viduje, jeigu pavyks, be abejo, aišku. Atplaukėm prie švento. Švartuojamės jau. Štai apleistą pastatą. Gyventojas. Dabar atsargiai švartuojamės prie apleistą namą. Atsargiai gal. Manau, kad čia nepavyks užžeisti. Palauk, stabdyk. Stabdyk, nespausk. O, atsargiai, kad nesitrenkt. Palauk. Štai, aš atbysam tą. Prašau. Ką, išplaukiu. Lūdzu, paduok. Va, prašau. Čia yra, žinokit, žiauriai apaugę. Čia absoliutiškai dilgėlių pilna. Aš pasistengsiu atsargiau praeit, bet čia, žinokit, užkalti langai visi. Čia atrodo kaip kokia ragana gyvena. Dabar esame čia kaip ragana kokia gyvena. Užkalti visi langai ir rūsys. Įdomus toks objektas. Bet čia tokia kaip ir privati sala, va, matom ten Trakų pilį, čia tokia kaip privati salis yra. Privati sala. Tokia įdomi ir toks namas didelis visai. Gerai, mes einam link rūsio. Bet aš manau tikrai jis bus užrakintas. Čia dabar tiek apauga. O, tu dangau. Mūsų žiauriai daug. Vat dėl video. Ką darom? Gerai, mes tikrai nelaušim. Čia prasme tiek dėlių ir tiek visokių vabalų. Ir toks kvapas labai įdomus. Kaip užlipt. Labai toks. O, paudas. Lipa. Varatį. Prašom. Uždaryta. Yeah. Vat kaip čia kažkas gyvena anksčiau. Einam čia dar piškį. Pasižiūrėt. Gal per kamerą. Nieks nesimato. Per kamerą tikrai nepasiduoda tos maštabus į tokią atmosferą. Tai galim pamatyti. Galime rūsį. Tiek vabalų. Krypia biškį. Va, kažkas matosi. Štai gali matyti. Rūsį tikrai
Kryp yra. Mes esame labai gerai tokiai platformykiai, nu, aiškiai matosi. Trakų pilis, matom Ukrainos vėliavą, keistai biškai. Girdit? Bomba. Šitas namas tai atrodo. Yra kameras. Šitas pastatas buvo apleistas, tai renovuotas. O vat, gal galit man parašyti komentaras, kas čia per pastatas? Čia kaip atrodo kaip šita Australijos Sidnėjų, jo, labai panašiai. Mūsų, kaip matote, dabar yra Trakų pilis, jinai buvo pradėta statyti 14 amžiaus pabaigoje. Ir dabar yra vienas iš labiausiai lankomų objektų Lietuvoje. Jinai buvo šiek tiek pagriauta, bet po to ją atrenovavo. Kaip matot, eilėraštis buvo sukurtas. Dabar irgi renovuoja ją. Šiek tiek. Jo, tai eilėraštis net sukurtas buvo, Trakų pilis. Buvo labai svarbus miestas Gedimino ir Vytauto laikais, vienas iš politinių, kultūrinių centrų. Liktai sostinė buvo. Nes, kaip matot, tai yra sala, tiesiog sala apsukta vandeniu ir tiesiog priešam buvo sunku patekti ten. Jo, tiltų tikrai nebuvo tais laikais. Va, plaukiam link pilies. Valgom sumuštinius, skanaus kas valgo. Kaip matom, dabar pilis yra renovuojama. O va ten toliau lyja. Va. Matosi, šmorai. Gal kas žino, kodėl čia taip dažnai skrenda helikopteriai? Tai dėl to, kad išsinuomot galima ir paskraidyti. Jo. Dabar bandysim pralįst pro vos pralendamą tiltą. Biški žemai. Nu vieną kartą pralendom su draugu, tai pralysime ir antrą kartą. Dabar reikės atsigulti. Pralidnam. Lekiam toliau. Yra Užutrakio dvaras, tas baltas pastatas, o vat tenai toliau, tas kalnelis, už to kalnelio yra Angelų kalva, kur daug angelų visokių statulų. Dabar einam mes tokia labai gražia alėja, kaip sakant. Čia labai gražiai viskas tvarkyta, ir galim, noriu tokį įdomų faktą pasakyti. Trakiškiai labai yra darbštus. Atrodo, kad tvarkingi visi. Jo, visada, visi dirba, visi stato, tas pats pavyzdžiui, kaip ir su Trakų pilim, tikrai labai žmonės tvarkingi ir, ta prasme, tikrai nešiukšlina. Labai viskas gražiai, tikrai sutvarkyta, toks parkelis, kai kur plytelės ištiestos ant šito kelio, dabar einam ant žvyrkelio, bet po to bus plytelės tokios geltonos. Bet čia yra labiau tokia neseniai padaryta. Valčių šalia, tikras valčių kaip. Pagrindinis objektas ežeras ir pilis. Koks jūsų vardas? Janina. O, tai nuo vaikystės čia Gyvenam visą laiką. ir visą laiką Trakai buvo, visą laiką, kaip ir kurortinis miestas, o šitas pastatas buvo. Kadaise eitum iš šokius, čia buvo kultūrnamis. Čia kultūrnamis buvo mūsų. Tai mes ėjom čia iš šokius, va čia va. Čia buvo pilis buvo, o paskui dar tos tiltų nebuvo, tik pontoninis toks mažiukas tiltukas buvo. Taip. O šitų visų parkų dar kol kas pilnai nebuvo, suoliukų nebuvo, bet vis tiek buvo labai gražu, Trakuose pastoviai. Labai mažai žmonių buvo, nebuvo to dar naujo miesto pastatytų tų pastatų. Iš vis buvo seni pastatai, mokykla buvo tokia medinė, viskas, kaip ir kaimelio tipo buvo. O pasikeitė nuo sovietų laikų? Nuo sovietų laikų pasikeitė labai stipriai. Parkai pagražėjo, pilis naujinamas po karo, karas kaip jį sudaužė beprotiškai tą mūsų pilį. Tai po karo. Ai, ne salos, bet... Salos čia, ne šitą, ne salos šitą. Čia kur Vytauto, čia buvo arklydės, čia viskas. Tai jį labai sudaužė smarkiai ir jį dabar atstatinėja. Tai labai einame į priekį mes visą laiką su Trakais. Tai koks jūsų vardas? Darius. Čia gyvena Trakuose? Ar... Jo, prie mokyklos Vytauto gatvėje. Ne, o nuo jaunystės gyvenat ar? Nuo gimimo. Nuo gimimo. Smarkiai Trakai pasikeitė?
Nu, Labai stipriai, nu, per 6 metus, per 7, gal per 7 gražiai. dar galima paklausti, ką jūs vaikystėje dažniausiai veikdavot laisvalaikiu čia Trakuose? Mokiausi Vytauto didžiojo gimnazijoje, o po to dirbau dar ir viskas darinėjau. Nu, bet ką jaunimas veikdavo, gal Laisvalaikį. kažką Nu, įdomaus žvejodavo. kažką. Trakuose. Ne, žvejot mažai, tiktais nieko, dirbo ir mokėsi. Kaip matom, dabar mes esame Birutės gatvėje, ten bus Vienuolyno gatvė, mes dabar esame prie mokyklos. Ir bandam paklausti kelių žmonių dar interviu, bet jie nenorėjo kalbėti. Štai yra atrenovuoti namai įrodymas, kad trakai labai keičiasi kaip miestelis. Tai koks jūsų vardas? Kaziukas Kaip sekasi žvejyba? nesiseka kol kas. O jūs Trakuose gyvenat ar Ne, Vilnietis. Vilnietis? Kartais atvažiuojam. Trakai patinka. Vaikštom po Užtakio dvarą, paskui atvažiuoju pasivaikščioti. Čia ateina labai gražiai sutvarkyta pasivaikščioti. Nu, Trakai cool. Seniai važinėdavot į Trakus? Oi, senai. Pasikeitė? Labai. Pagražėja, pasikeitė, sutvarkyta, gražėja kiekvieną dieną. O klimatas, pavyzdžiui, vanduo, vasara, anksčiau būdavo šaltesnis, ar ne? Karštėja po biškį. Bet visokių vasarą būna ir šaltų. O kas labiau patinka, Vilnius ar Trakai? Viskas, Lietuva man patinka. Ir Trakai, ir Vilnius, ir Aukštadvaris, ir Panevėžys, ir Šiauliai, ir Klaipėda, Nida. Kur geriau kimba? Kol kas nieko. Ir ne Vilniuje, ir ne Trakuose. O yra Vilniuje, kur žvejot? Upiai. Prašom, upiai žvejoti. Yra ten ir keli prūdeliai tokie karosai. Gal gali kokią istoriją papasakot apie Trakus? Kokią smagią, nežinau, nesmagią, liūdną. Nu, šventėm vestuvės, labai linksmai. Studentai būdami už tokie dvarai, labai patiko. Šokom, prisidainavom, prisisiautėm. O ką jaunimas veikdavo Trakuose, va, tais laikais, kaip jūs būdavo? Trakuose važiuodom į šitą ir kitus studentus ir panašiai. Veždom į parodyti pilį, istoriją papasakodom apie LDK, apie karalių Vytautą. Bet čia tada dar pilis buvo neatrenovuota. Dar nenarvuota. Žuvų pagavimas anksčiau, kaip čia, būdavo lengviau? Anksčiau žymiai daugiau būdavo, dabar tai ieškai kur ir profesionalumas žvejų padidėjęs. Žuvės beveik neimam, paleidinėjam, savo malonumui sėdim. Tai yra cerkvė. Tokia visai įdomaus stilio. Štai čia galima matyti visus dviračio takų. Kelius va tai man patinka, kad dabar su dviračiu gali daug kur nuvažiuoti Trakuose. Tai koks jūsų vardas? Vilma, Vietinė? taip, Kiek čia metų? gyvenu. Kiek metų gyvenat? 35. Nuo vaikystės? Ne nuo vaikystės. Po studijų Dėl ko atvykote į Trakus? ištekėjau. Jūsų šuo? Mūsų Koks vardas? Stela. O kas jums geriau, Vilnius? Iš Vilnius, ne? Ne, aš iš Telšių kilusi. O kas geriau, Telšiai ir Trakai? Trakai. Trakai. Kom geriau? Kom geriau? Vilnius čia pat. Kaip sakyti, galimybės kitos. Smagiau. Ežeras. Viskas. Nors ir Telšiuose yra ežeras, bet čia smagiau. O pavyzdžiui, lėktuvai, jie čia, ta prasme, visada skraidė? Ar Skraidė. atsirado, ta prasme, Keleiviniai. ne keleiviniai, o propeleriniai. Anksčiau, pavyzdžiui, 10 metų skraidydavo. Ne, anksčiau tik tai skraidydavo tie mažiukai. Kaip pasakyti, Jo, va šitie propeleriniai, kur dažnai praskrenda pro Trakus. skraidydavo seniau irgi iš Paluknio aerodromo. Aišku. Tai gal kažką įdomaus apie Trakus, gal kokią istoriją turit? Pasakot ar kažką? Oi, dabar taip staigiai neprisiminsiu kažką. Nieko tokio, kaip pasakyti, istoriją visi žino pačio Trakų. Taip. Nepradėsim, o tokių istorijų, kad labai kažkas būtų nutikę, nebuvo. Mes šiaip girdėjom, kad čia labai daug sporto buvo, kad čia labai daug čempionų važiuodavo. Ir krepšinis, ir Ne kiek plaukiojimas. krepšinis, kiek būdavo visokios kanojos, baidarės, Trakai visada tom garsėjo. Seniau būdavogi iš visos Lietuvos perspektyvus jaunimas surenkamas, gyvendavo čia, kur yra dabar uždaryta internatinė mokykla. Ten būdavo tiesiog sportininkai surinkti visi.
treniruodavosi. Aišku. Girdėjom dar čia, kad kino teatras buvo kažkoks įžymus. Buvo. Labai čia... Jeigu dabar uždengtas, bet žinokit, jau kai aš atsikėliau, tai gal, aš net neatsimenu, ar jis beveikė tuo metu. Man atrodo, kad jis jau buvo ir uždarytas. Tai pagalvokit, kiek metų tas griuvenas stovi. O kuris yra? Priešais buvusi paštą šalia ten Svetbankas, kur yra tas uždengtas Į tą toks pusę? pastatas. Taip, ten. Kas Trakuose gerai, tai va, yra sporto dalykai, gali pasportuoti, ryte išsimaudyt. Yra viešieji tualetai. Gyvenime visuomeniniam. Tai koks jūsų vardas? Michailas. Aha. Michailas. Gal kaip pasikeitė, pavyzdžiui, stotis? Stotis. Trakų geležinkelio stotis. Na taip, pagražėjo, jo. Gražiai padarė. Taip dabar į parduotuvę ten, į tos privažiavimas. O anksčiau, pavyzdžiui, traukiniai kokie važiuodavo sovietiniai, kaip traukiniai pasikeitė kokybė? Tai geri buvo. Latvijos pagrindė, RVE, Rygos fabrikos, Rūpnica, latviškai gamykla vadinasi Rūpnica, Rygos vagonų Rūpnica, tai RVR parašyta. Labai geri traukiniai, kokybiški buvo. Rusijai tai pagrindė iš Uralo, Ural vagonų zavod, ten tokie biškai, ne tokie gražus buvo, nors irgi geri. Tarybinė sąjunga traukiniai geresni buvo negu Lenkijai, pavyzdžiui. Lenkijai iš vis netikė, ten kokie nepatogus. Mes buvome įpratę prie geresnių traukinių. O dabar tai nežinau, kokios čia gamybos, gal kokios Čekijos ar kokios ten. Geri traukiniai geri buvo, ir dizeliniai, ir elektriniai. Aš anksčiau daug metų važinėjau į Vilnių, tai ir dizeliniai buvo kokybiški labai, o elektriniai tai buvo dar geresni. O pavyzdžiui, autobusai pasikeitė kokybė autobusė? Na, autobusai irgi anksčiau lazai buvo tokie, pagal tos laikus irgi patogus, o dabar tai turbūt vokiški ar kokie ten. Štai, einam Trakų tokią gatvelę. Štai, kaip suprantam, čia yra policijos departamentas. Tikiuosi galima čia filmuoti. Čia va žmonės prie pat gyvena, tai gali būti saugus. Va jau esam traukinį. Atėjom dar laukti biškį. Apie 10 minučių reikės. Norėjom dar interviu paimti, bet žmonės kai kurie nenorėjo į kamerą, kad nenorėjo būti nufilmuoti, tai pasakojo ten apie šiek tiek istoriją, apie Lenkas vienas. Ir mes jums priminam, kad čia yra mūsų vienas iš pirmų video, tai tiesiog be heito, žinai, tiesiog čia mes Tiesiog bandom. iš patirties tikrai mes pasimokysim, iš klaidų pasimokysim ir tikrai darysim. Kiekvienas video bus visko gabiškesnis. Su jumis buvo Lukas, Tautvydas, visi savi. Trakuose, su jumis kanalas Visi savi. Laukit naujo video, subscribinkit. Iki greito.